Kino filme Meistras ir Margarita vienoje iš dalių rodoma, kaip velnias žmogaus, solidaus profesoriaus ir mokslininko pavidalu lengvai sugundo piliečius dykų gerybių pasirinkti. Ar senai čia laukėt? Ne, tik atėjo. Kaip matote, kodėl neleidžia žmonių? Nežinau. Ar tiktės patekti? Ne, pastovėsiu, pažiūrėsiu, eisiu namo. Bet tai tikrai nėra ištrauka iš kino filmų, o mūsų gyvenimo akimirka. Juo labiau, toldami nuo sarmatijos ir vis labiau tapdami besarmačiais, labai greit pasiduodame tiems, kas panaudoja mūsų savų tikslų pasiekimui, o mes puolame prie šito masalo. Žmonės, pasitraukit nuo įėjimo, sužalosit vienos kitus, visi paduokit atgal. Toks žodis kaip sarmatija, ar teko girdėti jums? Sarmatai yra kažkokia tai tauta. Palaukit, ar ne Indijoje? Oi, nebežinau. Atsitraukit, man. Prašau labai. Polas labai, atsiprašau. Sakykit, ar žinot, kad šiandien yra šventė lietuviška? Palaukit, o kokia šiandien šventė lietuviška? Net nežinau. Tai yra lietuvių senieji tikrieji naujieji metai. Jeigu jūs čia atėjot, jūs pasiruošęs, aš taip suprantu, iki 6 stovėt. Ir pastovėt. Tai pastovėsiu aš iki 6. Jeigu jūs nepasiruošęs, reikėjo atvažiuoti 6 vakarą ir apsipirkti. Sakykit, toks žodis kaip sarmatija, ką jums sako? Sarmatija tai čia su Žemaitija surišta. Sarmatija tai čia lotyniškas žodis. Ir žemėlapiuose, aš tai nesu to klausimų taip nagrinėjęs, bet čia žemėlapiuose sarmatija tai Žemaitija būdavo. Lyg tai. Ar verta nusipiginti, kaip nupiginamos prekės? Gal geriau išlaikyti savo vertę, nepriklausomai nuo jokių ekonominių ar politinių sąlygų? Sakykit, ar jūs žinot tokį žodį sarmatija? Sarmatija čia gal gėdytis, sarmatintis, ar ne? Žemaitiškas gal? Iš tos pusės. Žodis. Tai tada žinom. Ką reiškia šitas apsivertimas? Virsmas yra dabar toks pavasaris lygiadienis ir keičiasi gamta, diena ilgėja, naktis trumpėja, tai tokios tradicijos. O dar kokių nors reikšmių turi tas, kad pavyzdžiui žmogui kažką duoda pačiam? Nu, žmogus taip pat atgyja, kaip ir gamta atgyja, taip ir žmogus atgyja. Sunku, ateikit čia. Ateikit čia. Sodink. Максим машина.